Klestėjimo pritraukimo energetinė praktika. Užsimerk, atsipalaiduok. Pajus, kaip visas tavo kūnas atsipalaiduoja. Veidas, pečiai, rankos, pilvas, kojos. Tu esi visiškai ramybėj, visiškai harmonijoje, su savimi, su visata, su aukščiausia sąmonė. Dabar nukeliaujam į aukščiausios sąmonės lygmenį, į besąlyginės meilės lygmenį. Ir pajus, kaip kiekviena tavo ląstelė prisipildo besąlyginę meilę. Kiekviena kūno ląstelė išsivalo, atsinaujina ir prisipildo meilę, šviesa, ramybė. Sustojam visi dabar į kvantinį ratą, susikimbam rankomis, kad šita praktika būtų dar efektyvesnė. Ir pajus, kaip per tave, tavyje liejasi didžiulis energijos srautas. Besąlyginės meilės, aukščiausios sąmonės energijos srautas. Jis stiprėja, stiprėja, koncentruojasi, stiprėja. Tu tiesiog delnuose gali pajusti didžiulį energijos srautą. Ir kur jau dabar pavedu, kad visi, kur yra šitoj praktikoje, turėtų galimybę susilieti su klestėjimo energija, perimti jos vibracijas, visiškai saugiai ir pačiu geriausiu ir kiekvienam tinkamiausiu būdu. Dabar pamatyk, arba žinok, arba jaus, kad priešais tave yra duris. Ir ant jų užrašyta yra klestėjimo energija. Tu atidarai tas duris ir įeini pro jas. Tu patenki į klestėjimo energijos lauką, kvantinį lauką. Klestėjimo energija turi savo vibracijas, tu turi savo vibracijas, tavo visas astralinis kūnas. Norėdamas pritraukti klestėjimo energiją, turi perimti klestėjimo energijos vibracijas. Ir tu dabar įeini ir susilieji su klestėjimo energija. Tiesiog stebėk, kaip visos tavo kūno ląstelės, fizinis kūnas, mentalinis kūnas, emocinis ir dvasinis kūnai, kaip visas tavo astralinis kūnas susilieja su klestėjimo energija. Tu gali matyti įvairias spalvas, bangas, sūkurius. Tai yra labai individualu. Kiekviena tavo kūno ląstelė perima tas vibracijas. Klestėjimo energijos vibracijas. Ir pradeda tavo gyvenimas keistis, situacijos dėliotis taip, kad viskas, kas yra aplinkui tave, perima šitas vibracijas. Jeigu visas tavo astralinis kūnas yra klestėjimo vibracijose, visi įvykiai taip pat pradeda keistis, dėliotis, situacijos, žmonės, mintys, idėjos, galimybės. Tau atsiranda daugiau galimybių rinktis savo kelią, savo veiklą. Tu pritrauki tokius žmonės, tokias situacijas, kurios tau yra pačios būtiniausios, reikalingiausios, norint pritraukti klestėjimą.
Mėgaukis šitą energiją, būk joje. Būk šitoje energijoje pilnai. Ištirpk joje. Jeigu jauti, kad tau kažkas trukdo susilieti, perimti klestėjimo vibracijas, aš dabar pavedu, kad visos kliūtis, blokai, įsitikinimai, kurie trukdo tai padaryti, dabar būtų ištirpinti besąlyginėje meilėje. Jokių trukdžių, jokių blokų, jokių senų įsitikinimų, trukdančių perimti klestėjimo energijos vibracijas. Tu susilieji, ištirpsti. Ir tiesiog matyk, kaip tavo finansiniai tikslai jau yra įgyvendinti, kad tu jau turi tai, ko tu nori. Tu jau turi tai, ko tu nori. Pajusk tą emociją, pasiekto tikslo emociją. Ir dabar matyk, kaip priešais tave ateina pats kūrėjas ir rankose nešasi kristalą, kuriame yra visa informacija reikalinga pasiekti tavo tikslą. Jis prieina prie tavęs ir įstato šitą kristalą tau į kankorėžinę liauką. Ir nuo to momento visos programos pradeda veikti. Visos programos reikalingos pasiekti tavo tikslą pradeda veikti dabar. Visas tavo astralinis kūnas pereima visą reikalingą informaciją, kur yra tose programuose, kad tavo tikslai būtų pasiekti greitai, saugiai, lengvai, pačiu geriausiu ir tau priimtiniausiu būdu. Mentalinis, emocinis, fizinis ir dvasiniai kūnai perima jiems reikalingą informaciją, kad visos programos veiktų absoliučiai sklandžiai, harmoningai ir visiškai saugiai tau. Ir matyk, kaip kūrėjas uždeda tau rankas ant galvos, jis palaimina tave. Jis pripildo tave besąlyginę meilę, klestėjimo energiją. Ir visiškų pasitikėjimų. Dar kartą stebėk, kaip tu esi klestėjimo energijos lauke. Prisipildai klestėjimo energijos. Giliai įkvėpk tos energijos. Giliai įkvėpk. Iškvėpk. Ir kai būsi pasiruošęs, gali atsimerkti.